Aš žinau, kad dauguma iš jūsų, manau ir tu, labiausiai svajojat tapti YouTuberiu tam, kad būti populiariu ir kad uždirbti milijoną pinigų. Tiesa? Tiesa. Dažniausiai, bent jau mums vaikai dažnai apie tai sako. Bet prieš tai, kol tu tapsi YouTuberiu, prieš tai, kol uždirbsi milijonus, reikia gerai padirbėti. Mes pirmus savo pinigus iš YouTube'o pradėjom užsidirbti tik tai po metų vedimo YouTube'ą. Tai ar jūs pasiruošę esate tiem metam, ar ne, mes pažiūrėsime po 3 mėnesių, kaip jums seksis. Labai tikiuosi, kad su daugume susimatysime visose absoliučiai pamokose. Na kągi, ką mums duoda YouTube'as? Mums YouTube'as duoda ne tik tai populiarumą ir uždirbti pinigus, bet YouTube'as mus moko tam tikrų dalykų. Kaip minimum filmuoti telefonu, montuoti telefonu. Šiandien dienai tokia profesija kaip content creatorius yra reikalingas beveik kiekvienam verslui. Todėl net jeigu dar toli iki tavo YouTube'o žvaigždės, bent jau filmuoti ir montuoti, tu tikrai išmoksi ir galėsi tai panaudoti jau arba savo, arba savo tėvam, arba kažkokiam tai versle ir parduoti savo paslaugas. Dar kol mes dirbsim kartu, tu tikrai išmoksi, o kaipgi reikia valdyti YouTube'ą, kaip administruoti, galbūt tapsi administratorium YouTube'o. Na, o dabar nieko nelaukiant, pradedam po truputėlį dirbti. Dažnai labai išgirsi tokius žodžius kaip Reels, YouTube video, Shorts, TikTok video. Kuogi jie skiriasi, kad būtų aišku? Beveik visi, absoliučiai visi, trumpi video, YouTube Shorts, TikTok ir Reels filmuojami va štai taip, statmenai. Ar ne? Va taip, mes taip filmuojame visus video. Tačiau YouTube'ui vieninteliam mes video filmuojam gulsčiu telefonu. Ta reikia gerai prisiminti. Todėl, kada pradėsi kurti video, labai gerai žinok, ar tu dabar kuri shorts, video shorts YouTube'ui, ar tu kuri ilguosius YouTube'o video. Kokiegi būna YouTube'o populiariausi video? Žinoma, patys populiariausi tai greičiausiai muzikiniai klipai, bet mes apie juos nekalbėsim. Mes pakalbėsim apie video, kokie gali būti populiarūs video ir tu galėtum juos sukurti. Tai patys populiariausi yra challenge'ai. Iššūkiai, įvairiausi iššūkiai, kokius galime tik tai sugalvoti. Toliau populiarūs yra vlogai. Tai kada tu pasakoji apie savo dieną, kaip gyveni ir taip toliau. Kelionių video, kur keliauji, ką pamatai, ką patiri, ką sužinai ir ką tu gali pasidalinti su kitais, kažkokią tai labai naudingą informaciją. Dar yra populiarūs įvairiausi mokomieji video. Dažniausiai mokomuosiuose videose gali nerodyti savo veido. Tai tokie kaip 5 minutes crafts, rodyti kaip piešti, rodyti kaip megzti, kaip daryti kažkokias tai apyrankes, kaip kažką pasisiūti, kaip sukonstruoti, su kažką tai sumeistruoti. Ir žinoma, labai populiarūs tai yra gamingų kanalai. Gamingų kanalai tai kada tu, žinoma, filmuoji savo ekraną, kaip žaidi. Gamingų kanaluose gali irgi nerodyti savo veido. Tačiau, jeigu mes matome, kas tai žaidžia ir kada žmogus komentuoja, tie video, žinoma, sulaukia šiek tiek daugiau peržiūrų, negu kad video tik tai, kada mes matome ekraną. Tačiau vėliau papasakosiu gudrybių, kokias galima panaudoti, nerodant savo veido, bet kad turėti labai fainą komentatorių gamingo videose. Tavo namų darbas būtų štai toks. Tau reikia atsirinkti tuos video, kurie tau labai patinka, kuriuos tu dažnai žiūri, tu matai, kad juose yra labai daug peržiūrų ir galvoji, kad tu taip pat galėtum kurti lygiai tokius pačius video. Ar tai būtų challenge'ai, ar tai būtų vlogai, ar tai būtų kažkokie informaciniai video. Pagalvok, kas tavo yra mylimiausias YouTuberis arba kanalas, nes mums reikia dabar su tavim išsirinkti, tai apie kągi bus tavo kanalas. Apie ką? Ką tu darysi? Ir sekančiai pamokai būtinai jau turėk atsakymą į šitą klausimą. Nes mes pradėsime kurti tavo kanalo pavadinimą ir logotipą.